Ir vieną tą paskutinę giesmę nieko nėra aukščiau tavęs. Man prisiminė vakar Kauno krašto konferencijoje viena iš tų žinučių, kad tas, kuris taip aukštai, jisai taip nusileidžia žemai iki mūsų. Ir verta paklausyti, žinokit, tas pranešėjas iš Anglijos, jaunas vyras, bet tokia mums guodžiančia žinia atvežė, gerų žinių. Tai vat, kai mes aukštinam jį, tai dėl to, kad jisai nusileido, parodė save. tą tolimą labai sunku aukštinti, kol jisai toli yra. Ir daugelis ir religijų žmonių, jie stengiasi, jie aukština nepažinodami. Jie šlovina nepažinodami, bet Viešpats nori, kad mes jį pažintumėm. Ir jisai apsireiškia taip, kad kalba taip, kad mes suprastumėm. O jeigu nesuprantam, tai paaiškina. Bet jisai nori, kad mes klaustumėm, kad mes pasiliktumėm su juo. Nes jeigu nesuprantam, tai tik tai laiko klausimas, kada jo žodžiai pasidarys mums kieti. Ir sakysim, žinai jau, kieti tavo žodžiai. Ir turbūt yra girdėta. Ir mes šiandien pažiūrėsim į tą vietą, kur nuskambėjo tie žodžiai, būtent iš mokinių, ne iš pasaulio, bet iš sekančių Jėzumi nuskamba žodžiai. Jėzus kalba apie esmę, apreiškia save, kas jis toksai yra, kad jis yra duona nužengusi iš dangaus. Vat nužengusi iš dangaus, ne? Va tas, kas aukštai, jisai nužengė ir tapo, sako, imkite ir valgykite mane. Jisai save taip, supaprastina ir pateikia, kad sako, aš esu maistas. Jūsų maistas teikiantis gyvybę. Ir ne šiaip kokią gyvybę, bet gyvybę amžinajam. Amžiną gyvybę, amžinajam gyvenimui. Ir tada sako, tu čia per kietai šnekė. Kieti tavo žodžiai. Ir jis sako, didžioji dalis pasitraukė. Didžioji dalis pasitraukė. Ir mes matom irgi savo aplinkoj, kad žiūrėk, eini su kažkuo ilgą laiką, brolis, sesuo, ir po kurio laiko jo nebėra. Ir išgirsti įvairiausių tų refleksijų, kas ten jam nepatiko ar jai, ir kodėl jisai nebeseka Kristumi. Ir dažniausiai todėl, kad nesuprato. Kažko nesuprato ir neliko klausti. Išsiaiškino pagal save ir neliko paklausti. Tai mes pažiūrėkim Jono Evangelijos 6 skyrius. Taip, jūs jau čia gal pagalvojat. Taip, Jono Evangelijos 6 skyrius. Mes jo viso neskaitysim, jisai yra iš tikrųjų labai ilgas skyrius, 71 eilutė, bet kai ką tiesiog priminsiu tą kontekstą, kuriame nuskamba tie žodžiai apie gyvenimo duoną, nes būtent tada, kai Jėzus pradeda kalbėti, kad jisai yra gyvenimo duona. Kad jisai sako, mano kūnas tikrai yra valgis ir mano kraujas tikrai yra gėrimas. Ir tada sako, jau, dar iki tol galima paklausyti, jeigu dabar gert reikės. Ir mes žinom iki šiol, kaip žmonės neapsišvietę, jie sumaišo ir Naujojo testamento žinią, ir Senojo testamento dalelės ir krenta toks baisus šešėlis ant žydų, kad jie geria kraują ir ne bet kokį vaikų ten kraują, kepa macus ir švenčia taip savo, reiškia, Paschą. Ir ne bet kaip, ten baisių istorijų, bet tai yra tokia tamsa iš nesupratimo. Iš nesupratimo. Ir štai Jėzus
jisai sąmoningai daro veiksmus tam, kad tai, kas yra taip aukštai ir nesuprantama, paversti tą žmogų suprantama kalba. Ir jisai prieš savo tos žodžius apie, kad jisai yra duona, jisai padaugina duoną. Įvyksta duonos padauginimo stebuklas. Jėzus pamaitina 5000 vyrų. Mes nesileisim ten į detalės, ne tai šiandien svarbiausia yra, bet realiai tai buvo žmonės, sako, jie neturi ką valgyti, ką darysim. Ir Jėzus sako, gerai, ką darysim, kaip pamaitinsim. Ir ten atsiranda protingų žmonių ir pastabių žmonių. Ir sako, berniukas turi 5 kepaliukus duonos ir 2 žuveles. Jau kažkokia pradžia yra, resursas kažkoks yra. Bet toks, ką tai reiškia tokiai miniai? Minė didelė, resursas mažas. Ir Jėzus sako, duokit čia tą resursą, ką turit, tą mažą. Man atneškit. Ir jisai padėkoja tėvui, dalina, mokiniai nešioja ir pakanka. Ir yra visokių tų aiškinimų, kad vienas iš tokių, kad greičiausiai tas, kad tas berniukas atidavė tai, ką jis turėjo, paskatino minę taip pat ištraukti, kas buvo paslėpta jų krepšiuose. Ir paskatino jų gerumą. Labai tokia irgi graži versija. Tai iš tiesų gali paskatinti mumis irgi ištraukti iš savo krepšių ir dalintis. Tai irgi tam tikras stebuklas, kuris atveria žmogaus širdį. Bet šiuo atveju tai iš tiesų buvo stebuklas. Jėzus padaugino, jinai atsirado, padaugėjo, materija padaugėjo. Ir Dievui nėra sunku tą materiją, kurią jis sukūrė iš nieko, tik savo žodžiu, pats jis ją sukūrė. Tai kad tą trupinėlį dar ir padauginti, tai nėra jokia problema. Vat jis toks yra. Jis yra Dievas. Kartais mes supaprastinam ir dalykus pritaikom savo pagal žemišką supratimą. Žmonės įsitraukė, pradėjo gerą dalintis, kaip mane viešpats aprūpins. Kažkaip ras būdų ir mes iš karto čiuk žemišką sprendimą randam. Tačiau vienam dalykui ir daugam galima yra žemiškų sprendimų. Ir mes tą darom, mes gyvenam, mes dirbam, valgom, rūpinamės vieni kitais. Jėzus tą skatina. Mylėk savo artimą kaip save patį, kaip mylėti. Jis pateikė pavyzdį, kaip mylėti, pasirūpinti tuo, kuris sumuštas. Ir sako, eik ir tu taip daryk, tai ir meilė artimai. Jis visą tai skatina daryti, bet yra dalykų, kur žmogus negali padaryti. Ir jisai kalba apie amžiną gyvenimą. Ir tam, kad į klausimą po duonos padauginimo ir kai minė paskui ieškojo po nakties, kuris dingo, jisai ežerų perėjo mokiniams pasirodydamas, tik mokiniams parodydamas dar vieną stebuklą. Eidamas vandeniu, jis padrąsina mokinius, vėl save pristatydamas kaip Dievą, kuriam pavaldus šitas žemiškas pasaulis ir visos jėgos. Jis yra Dievas, kuris daugina jo paties sukurtą materiją, kuris valdo jo paties sukurtą materiją, ežerą, vėją. Ir kai atseka ta minė neradusi jo toj pusėje, kur buvo duona padauginta, ieškodami atseka į kitą ežero pusę ir Jėzaus klausė 6 skyriuje žemiško klausimo 25 eilutė, Rabi, kada čia atvykai? Toks gali kilt klausimas. Nebuvo natūralu, kažkaip dingo ir staiga jis kitoj pusėje. Kada čia atvykai? Žmonės klausia žemiškų dalykų, smalsu. Bet Jėzus jiems atsakydamas sako,
iš tiesų, sakau, ieškote manęs ne todėl, čia jis neatsako į jų klausimą, kaip čia atsiradai. Jis atsako į tą motyvą, kodėl jie klausia. Sako, jūs ieškote manęs ne todėl, kad matėte ženklų, bet kad prisivalgėte duonos likstotės. Kad jūs mąstote žemiškais dalykais, tom materialiais, rūpinatės materialiais dalykais. Jūs prisivalgėt, wow, Jėzus atsakė į poreikį, aš juo seksiu. Aš ateisiu į bažnyčią, aš ateisiu į bažnyčią, jis atsakė į mano poreikius. Ir ateina į bažnyčią. Vieną, kitą kartą. Ir labai panašu, tada kyla tokie paviršutiniški klausimai. Kaip tu čia atsiradai? Bet Jėzus iš karto nukreipia į gylį, į motyvus. O ko tu čia ateini? O kodėl tu čia bažnyčia? Kad aš atsakiau tavo poreikį. Ir žiūrėkit, kaip viskas eina gilyn po to. Tas pokalbis, Jėzus nenori mūsų palikti paviršiumi. Tik tais, kad atėjau į maldą, paprašiau, kad Dievas atsakytų į mano kasdieninius poreikius, kad man trūksta pavalgyti, mano santykiai, mano trioba, mano vaikai. Va, čia man, viešpatie pasirūpink. Jėzaus esmė ir atėjimas esmė ne dėl to. Taip jam rūpi viskas, jam rūpi žmogus iš esmės. Bet pasirūpinti žmogumi yra pasirūpinti jo gyvybę, kad jis gyventų amžinai ir ne kažkur su atsakytais poreikiais, bet su juo jame. Nes ten yra gyvenimas. Ir tada Jėzus tęsia tą kalbą ir sako, darbuokitės ne dėl žūvančio maisto, bet dėl išliekančio amžinajam gyvenimui. Ir kad Dievas duos jums žmogaus sūnus, kurį Dievas savo antspaudu yra pažymėjęs. Ta amžiną gyvenimą duos žmogaus sūnus. Ir tada, Jėzus sako, darbuokitės. Jiems kyla klausimas, tai kaip mums darbuotis, ką mums daryti? Ir Jėzus sako, tai yra Dievo darbas, 29 eilutė. Tikėkite tą, kurį jis siuntė. Tai yra Dievo darbas. Išliekančiam amžinajam gyvenimui. Ir ten eina diskusija, jie prisimena apie tą, kokį ženklą padarysi, klausia. Nors ženklas jau buvo padarytas, bet nesuprastas, pritaikytas čia ir dabar, pritaikė jį ir kitą rytą jau pasibaigė. Vėl reikia stebuklų, duok ženklą. Man tai patinka, dabar neatsimenu, kurioje vietoje Jėzus taip sako, kiek aš dar jis kesiu. Yra taip, jisai pasakęs, kiek aš dar jis kesiu. Bet čia eina kalba apie tą, tokį žmogišką pusę. Jo, Jėzus kalba apie gerus dalykus ir tada visai ne į temą. Jėzus kalba apie svarbiausius dalykus ir vėl kažkur, kiek galima, kaip su mokiniais, ne? Mokini. Ir atrodo, 10 kartų jau išaiškinai. Vis tiek tas. Ir vis tiek tas pats. Ir Jėzus jau kalba tada toliau apie Mozę iškilo klausimas. Mozė tai pamaitino. Davė duonos. 40 metų tą maną krito. 40 metų valgė tą maną. Diena iš dienos. Tu čia tik vieną kartą padauginai tos duonos. Buvo dar ženklų. Ir Jėzus sako, 33 eilutė. Nes Dievo duona nužengia iš dangaus ir duoda pasauliui gyvybę. Duok mums visuomet tos duonos. Ir
Ir Jėzus sako, aš esu gyvenimo duona. Kas ateina pas mane, niekuomet nebealks. Ir kas tiki mane, niekuomet nebetrokš. Ir čia toliau kalbasi, vėl jisai eina gilyn, kad ta gyvenimo duona nėra ta padėtinė šventyklos duona, bet jinai turi būti suvartota, valgoma. Kem 8 eilutėj sako, aš esu gyvenimo duona. Jūsų tėvai dykumoj valgė tą stebuklingą duoną, bet numirė. O šita duona yra nužengusi iš dangaus, kad kas ją valgys, nemirtų. Ir vėl kartoja, aš esu gyvoji duona. Toliau 54 eilutėj sako, kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas turi amžinąjį gyvenimą. Ir aš jį prikelsiu paskutinėje dieną. Ir jis toliau vėl užtikrina, kad tikrai mano kūnas yra valgis ir mano kraujas tikrai yra gėrimas. Ar Jėzus kalba tiesiogiai? Ne. Jis kalba palyginimu. Jisai nepasako, dabar mane valgykite ir gerkit mano kraują. Jis taip sako, mano kūnas yra valgis, mano kraujas tikrai yra gėrimas. Ir tada man prisimena viena vieta, kai Jėzus kalbėjo mokiniams apie sėjėją. Atsiverskim. Nes, kodėl tu, Jėzau, kalbi palyginimais? Mokiniams tas pats klausimas iškilo. Mato 13. Mato Evangelija 13 skyrius. Ir 3 eilutėje skaitom, kad jis daug jiems kalbėjo palyginimais. Ir jisai kalba apie sėjėją. Bet man įdomu, būtent jo atsakymas į tą mokinių klausimą, kodėl tu kalbi palyginimais. Nes faktas, kad paties Jėzaus valgyti nereikia. Nereikėjo tada, kai jisai stovėjo prieš juos. Gerti jo kraujo nereikėjo, nors jisai sakė, aš esu duona. Tikras valgis ir tikras gėrimas. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas turi amžiną gyvenimą. Aiškiau gali pasakyti viešpatie, nesuprantu, tai kaip man tave valgyti. Ir 10 eilutėje Mato Evangelijoje, čia kur jisai kalbėjo palyginimais ir tą palyginimą apie sėjėją, 10 eilutėje prie mokiniai paklausė jo, kodėl jiems kalbi palyginimais. Mokiniai biškai pasikėlė, jiems kalbėjo palyginimais. Čia mes tai suprantam, bet faktas, kad ir jie nesuprato. Bet, jie gudresni taip jautėsi. Ir tada Jėzus, 13 eilutė, aš jiems kalbu palyginimais todėl, kad jie žiūrėdami nemato, klausydami negirdi ir nesupranta. Jiems pildosi Izaijo pranašystės žodžiai. Girdėti girdėsite, bet nesuprasite. Žiūrėti žiūrėsite, bet nematysite. Ir čia labai svarbi 15 eilutė. Šitų žmonių širdys aptuko. Jie prastai girdėjo ausimis ir užmerkė akis. Kad nepamatytų akimis, neišgirstų ausimis, nesuprastų širdimi ir neatsiverstų ir aš jų nepagydyčiau. Širdys aptuko, ausys aptuko, nebegirdėjau ir užmerkė akis. Kas užmerkė akis? Jie patys.
Ir kai Jėzus kalba, jie nebe girdi tą paviršių, girdi ir nesupranta. Kodėl? Kas atsitiko? Kaip gali žmogui užkietėti širdis? Čia yra labai svarbus dalykas, nes Jėzus taip pat apie save kalbėdamas Jono Evangelijos 6 skyriui, pristatydamas esmę, kaip turėti amžinąjį gyvenimą ir kad mane valgyti, ir jeigu mes nesuprasim, kaip jį valgyti, apsimesim, kad supratom, bet iš tikrųjų nedarysim to, ką jisai sako, kas valgys, tas turės amžiną gyvenimą. Ir tie, kurie nesuprato, jie pasitraukė. Mokiniams buvo užduotas tas pats klausimas. Čia visa didžiulė minė pasitraukė. Mokinių. Ir tada atsisuka į mokinius, jau tą branduoliuką, kuris vaikščiojo su Jėzum, sako, gal ir jūs norit pasitraukti? Mes prie to grįšim, klausimą ir ką atsakė Petras. Bet esmė, kad širdis buvo aptukusios, ausys užglušusios ir akys užmerktos. Galvoju, palauk, šiaip kai reklamuoja gerą dalyką, tai visi puola, jeigu supranta jo vertę. Reiškia, tas yra nesupratimas tos vertės. Nesuprantam, bet kodėl nesuprantam? Atsiverskim patarlių. Man toks paaiškinimas, kas nutinka, kad užkietėja širdis. Kas turi darytis? Patarlių pradžioj, pats pirmas skyrius. Čia 20 eilutėje mes skaitom, kad išmintis šaukia gatvėje, pakelia balsą aikštėje. Išmintis kalba. Kas yra išmintis? Kas kalba gatvėje? Pats viešpats. Dievas, šventoji dvasia. Ir sako 23 eilutėje, klausykitės mano įspėjimų. Aš išliesiu jums savo dvasios, paskelbsiu savo žodžius. Ir toliau skaitom. Kadangi aš šaukiau, o jūs nepaklausėte. Ištiesiau jums ranką, bet niekas nekreipė dėmesio. Jūs paniekinote mano patarimus ir nepaisėte mano įspėjimų. Reiškia, išmintis šaukia, ne taip, kad tyliai sako, jinai šaukia. Romiečiams laiške mes skaitom, kad Dievas yra atpažįstamas iš kūrinijos. Bet sako, pažinę Dievą, jie jo negarbino kaip Dievo. Ir tada viešpats leido jiems elgtis pagal jų supratimą. Tas pats atsikartoja čia. Dievas šaukia, išmintis šaukia, netgi ištiesia ranką, bet niekas nekreipia dėmesio. Jis patarė, bet niekas nepaiso įspėjimo. Tai ir aš juoksios, kai jūs žlugsite, tyčiosios, kai jūs apims baimė. Kai siaubas užklups kaip audra ir pražūtis kaip viesulas, kai ateis sielvartas ir vargas, tada jie šauksis manęs, bet aš neatsiliepsiu. Jie ieškos manęs, bet neras. Kodėl? Nes jie nekentė pažinimo ir nepasirinko viešpaties baimės. Yra tam tikra seka žmogaus širdyje. Viešpats kalba, Dievas kalba apie, kad ir 10 Dievo įsakymų. Tai yra Dievo esatis, jo gyvenimo būdas ir rekomendacijos nuleistos iš dangaus. Ir sako, įstatymas veda prie Kristaus. Jisai nenuves blogai. Įstatymas, ką daryti, ko nedaryti.
Jis rekomenduoja, kaip žmogui gyventi pagal Dievo sutvertą būdą. Mes kam esam sukurti, kad mes taip ir gyventumėm, jį šlovinti, savo veiksmais šlovinti, savo pasirinkimais, nevogti, nežudyti, nepavydėti, nepaveistuvauti, neliudyti neteisingai, gerbti tėvą, motiną. Ir daug kas pritarė, sako, jeigu žemė gyventų pagal 10 Dievo įsakymų, rojus būtų žemė. Tik pagal 10 Dievo įsakymų. Bet pats pirmas yra, neturėk kitų dievų, tik mane vieną. Ir vat nuo šito viskas mumise sugriūna, nes mes turime kitus dėmesio centrus. Ir kai išmintis šaukia, ištiesia ranką, mes labiau klausom kažko kito, savo širdies balso, o širdis be galo nuodėminga ir klastinga. Ir nejučiom gali taip nutikti, kad viešpats sako, ir žmogus žino, sako, sąžinė liudija. O ką darys tie, kas bus su tais, kurie negirdėjo Evangelijos, sako, sąžinė jiems liudija. Ir pagal tai viešpats teis. Ir sąžinė yra ta vieta, kurioje viešpats šaukia. Va ta išmintis šaukia, kol jinai nėra užslopinama. Vis nepasirenki, vis netlėpi, vis nugramzdini ir nekreipi dėmesio, nepaisai įspėjimų. Ir tada, žiūrėkit, 27 eilutė sako, kai siaubas užklups. Kai ateis sielvartas ir vargas. Ne jei, bet kai. Nes jis ateina pas visus, neišvengiamai. Mes visi esam parbloškiami ant žemės, taip kaip vakar pamokslininkas konferencijai kalbėjo. Mes visi parblokšti ant žemės. Ir nėra klausimo, jei, ar su tavim viskas gerai, kaip tau sekasi, gerai, nu mes tą visiems ir neatsiversi be abejo, ir nereikia ten rėti širdies kiekvienam, o žinai, ten einu per tokį sielvartą. Bet mes einam per juos. Mes esam parblokšti. Taigi tas, kai ateis sielvartas ir vargas, tai yra tik laiko klausimas. Ir sako, tada, kai ateina vargas ir sielvartas, žmonės pradeda ieškoti išeičių ir šauktis pagalbos. Bet nebeina atrasti. Kodėl neina atrasti? Nes jie prieš tai jau nekentė pažinimo ir nepasirinko viešpaties baimės. Taigi, kai mes stovim visada ties kažkokiu pasirinkimu, ką rinktis? Siaurą platų kelią. Ir mes esam gundomi rinktis platų kelią. Mes vis parbloškime esam. Tai sutelkti tas mintis, viešpatie, tu esi mano gelbėtas, padėk, pripažinti, ne kaip romiečiams laiške, pasiduoti tiems savo sumanimams ir kaip man atrodo, bet kai jau mes matom, kad stovim ties ta riba, kur siauras ir platus kelias, ir tu žinai, bet neturi jėgų, galbūt, ne, tave tik vilioja dar tas platus kelias. Šaukis, kol laikas. Šaukis, klausk, raudok, viešpats yra arti. Taigi, nes jie nekentė pažinimo, nepasirinko viešpaties baimės. Jie nepriėmė mano patarimų ir paniekino mano barimą. Jeigu jautiesi taip, kad ar pamokslas, ar tiesiog Dievo žodis, Dievo dvasia tave vara, tai nepaniekinkim to barimo. Skauda būna mūsų pirma nuodėminga reakcija.
aš žinau, aš noriu gerai jaustis, čia aš blogai jaučiuosi, aš turiu gerai jaustis, nekalbėkit man tokių dalykų ir tą patį ne tik žmogui, mes uždarom duris ir Dievui šventai dvasiai. Vietoj to, kad sako, palenk savo galvą, nusižemink prieš galingą viešpatį, priimk jo pabarimą, nes tas jo pabarimas yra gyvenimui. Jisai kartu eina su ištiesta ranka, sako, aš dėl tavęs numiriau, kad tu, žvelgdamas į mane, turėtum jėgų. Ir jisai kelia, jisai sako, mumyse veikia ta pati prisikėlimo jėga, kuri prikėlė Jėzų iš numirusių. Taigi, didžiausias darbas yra, kaip Jėzus sakė, tikėti jį. Ir tai nėra pats lengviausias darbas. Taip. Pasitikėti juo. Kartais mums tą žodį reikėtų tikėti, pakeisti į pasitikėti. Ką jisai sako, pamatyti tuos žodžius meilės šviesoj. Mums tai atrodo kaip kokie tramdomieji marškiniai, bet iš tiesų tai yra išlaisvinimas iš nuodėmės pančių. Ir jeigu jisai sako kažko nedaryti, nuo kažko susilaikyti, arba kažką daryti, meilės veiksmus daryti, tai atveria gyvenimą. Ir nepaniekinti jo barimo. Tai veda mus į tą padėtį, teisingą kūrinio padėtį, nuolankę. Kad mes būtumėm nuolankus Dievo akivaizdoje. Ir kad tas, kad jis aukštino tave, kad tai ir iš tiesų būtų tai, kad jis išaukštinamas. Mano pasirinkimais, kad jo sprendimai tai yra svarbesni ir svarbiausia negu bet kas aplinkui, negu mano nuomonė. Bet man ją reikia įsileisti, suabejoti savo sprendimais. Ir toliau tą patarlę iki galo pabaikim. 31 eilutė sako, todėl jie valgys savo kelių vaisių, pasisotins savo sumanimais. Dievas leidžia tada, jis nėra uzurpatorius. Pasakiau, tai bus. Ne ta dvasia. Jis kviečia, jis apreiškia save. Bet jeigu kažkas nesutinka, kaip ir tie mokiniam, tai gal ir jūs norit pasitraukti. Ir leidžia elgtis pagal savo įsitikinimą. Ir kai elgiamasi pagal savo įsitikinimą, jeigu tas įsitikinimas nėra iš perkeistos Dievo širdies, tai ragaujami, bet kuriuo atveju ragaujami pasirinkimo vaisiai. Vaisiai, jie neišvengiami. Klausimas kokie. Ir sako, kad jie valgys savo kelių vaisių ir pasisotins savo sumanimais. Bet kažkodėl pasisotinę tai sumanimais, kai ištinka sielvartas ir vargas, jie bėga kažkodėl pas tą, kuris gali perkeisti. Neišmanėlių užsispyrimas užmuš juos, kvailius pražudys jų neapdairumas. 33 eilutė. Kas manęs klauso, gyvens saugiai, bus ramus ir nebijos pikto. Kas manęs klauso. Ir dabar grįžtame į Mato Evangeliją. Sako, ne, kad kalbų palyginimuose, kad tie atsisijotų. Kieno širdys užkietėjusios, jie paniekino Dievo pabarimą. Širdys aptuko ir jie užverkė akis.
ir Dievas jų nepagydo, nes jie jo nebeįsileidžia. Klausyti klausosi, bet nebesupranta. Ir tada sako, kiek tai tavo žodžiai. Bet palaiminto 16 eilutė, jūsų akys nesmato ir jūsų ausis nesgirdi. Ir čia kaip Morta ir Marija. Marija pasirinko geresnę dalį. Jinai tūpė prie Jėzaus, paliko tuos žemiškus rūpestėlius, nes dabar laikas klausytis. Paskui jo bus laiko ir tiem puodam. Bet Morta pirmą susitelkė į puodus. Ir galvoju, kai atliks laiko nuo puodų, tada prisėsiu prie Jėzaus. O Jėzus jau baigė kalbėti. Taip nutinka. Kai susitvarkysiu gyvenimą, ateisiu į bažnyčią. Ir kažkaip tas gyvenimas niekaip vis nesusitvarko, tų puodų kiekvieną dieną vis naujų ir naujų. Mes turim reikalų. Ir Jėzus sako, Marija pasirinko geriausią dalį. Sėdėti ir klausyti. Ir kai neaišku, klausti. Va, kur yra esmė. Kai neaišku, klausti. Nes tam išaiškinime apie sėjėją, visi žinoma, ne, tą palyginimą apie sėjėją, apie 4 dirvas. Tai toliau jisai išaiškina, viena dirva tik tai yra vaisinga, viena vienintelė. Kitos dirvos, pavyzdžiui, 19 eilutė sako, kuris girdi karalystės žodį ir nesupranta. Ateina piktasis ir išplėšia, kas buvo pasėta jo širdį. Tai pasėlis prie kelio, nėra rezultato. Girdi, bet nesupranta. Neužtenka girdėti. Neveikia automatiškai kaip krišnaistų mantros. Nu, jos irgi neveikia, bet jie tiki, kad veikia. Kad nebūtina nei suprasti, nei nieko, svarbu tavo ausis pasiekia. Garsas. Tas garsas, tie garsai, tos mantros, ką jie kalba. Ir dėl to jie vaikšto, žiūrėkit, Vilniaus gatvėmis. Ir jie laimingi, nes jie valo, jie tiki, kad jų garsas valo. Nereikia niekam nieko suprasti, bet pratekėja pro ausų sraigę ir jau žmogui geriau nuo to. Ir jie to taip tiki. Bet Dievo žodis sako, ne, to neužtenka. To neužtenka, reikia suprasti. Jeigu nesupratai, ką Viešpats kalbėjo, nunešta žodis, be rezultato. Kitas variantas pasėlis olėtoje vietoje, kuris girdėdama žodį, to jau su džiaugsmu jį priima. Tokie džiaugsmingi, tokie, iš karto įsitraukia, bet kažkur kitką kažką išgirdo, jau ten įsitraukia. Ir taip paviršiukais. Tai panašiai kaip tie, kur sekė Jėzų ir sako, oi, kaip čia atsidūrė šitam krante. Įdomu paviršinės detalės, bet Jėzus iš karto į gylį. Turi būti suprasta esminė žinia. Taigi tas sako, be šaknų nepastovus žmogus, nepastovus. Žiūrėkit, kas rezultatą geriausia pasiekia? Tas, kuris pastoviai dirba. Savo srities specialistas, Jėzaus sekėjas, auklybos specialistas, bet kur žmogus įsigilinęs, įleidęs šaknis, jisai turi rezultatą. Be šaknų nepastovus nėra vaisius. Nes pasipiktina, sako, kilus kokiam sunkumui, persekiojimui dėl žodžio, jis tuoj pat pasipiktina. Nes nėra jis taip giliai, kad pasiektų jo poreikių, tą gylį ten, iš kur kyla širdies sumanimai. Paklausia, kodėl tu tiki, kodėl tu į tą bažnyčią, o ne į tą. Faina ten. Bet ten fainiau. Nu kaip? O kodėl? Kodėl ten faina? 22 eilutė pasėlis tarp erškėčio. Tas, kuris klauso žodžio, bet šio pasaulio rūpesčiai ir turtų apgaulė, nustelbia žodį ir jis lieka nevaisingas. Tai toks laipsniškas atšalimas, kada tave įtraukia kiti dalykai labiau negu
Dievo žodis, negu pažinti viešpatį, rūpesčiai. Ir atrodo viskas gerai su manim, aš taip žinau, kur išgelbėjimas, aš taip atsimenu tos laikus, kai su minė, šlovinimo minėjau, garbindamas į šventyklą, tai buvo gera, bet dabar turiu reikaliukai. Ir tie reikaliukai vieną kartą, antrą kartą ir širdis traukiasi ir vėl aptukimas ausų, akių, nes Jėzus nebenupjauna kojų. Apsinešama, nevaisingas. Ir tas va vienintelis pasėlis geroj žemėje, 23 eilutėje sako, tas, kuris girdi ir supranta žodį. Tas ir neša vaisių. Ir ne šiaip kokio, o 100-eriopą, 60-eriopą, 30-eriopą. Didesnį, mažesnį, bet jis yra vaisingas. Lukas, evangelistas, šitą vaisingą žemę dar plačiau apibrėžia Luko 8 skyriui, 15 eilutėj. Sako, kad nukritusi į gerą žemę sėklą, tai tie, kurie klauso žodžio, išsaugo jį tyroje ir geroje širdyje ir duoda vaisių kantrumu. Dar reikalinga, kad ta sėkla, jinai subrendusi, neštų vaisių, reikia kantrybės. Ir mes žinom tą augimo procesą, kad geras augalas reikalauja priežiūros. Ir dažnai Jėzus irgi palygina su sodininku Dievą, o bažnyčia tikinčiuosius su vynmedžiais, kuriuos reikia genėti ir žiūrėti. Va tie genėjimai, tai tam tikri pabarimai. Bet tas pabarimas, mes jį ir turim pamatyti, kad jis yra kaip tos nevaisingos šakelės nukirpimas. Tuo momentu, kaip bakst adatėlė, tuo momentu suskaudėjo. Bet jeigu jį priimi, nepaniekini, kitą metą, tai gal reiks kantrybės, ne taip greitai, kitą metą ant jos bus vaisius. Dar ne šiemet. Pažiūrėsiu, kas iš mano nugenėtos obels bus kitais metais. Taip nuskriaudžiau. Bet aš žinau, jinai neš vaisių. Ir obuoliai bus didesni, jų bus mažiau, jie bus didesni, skanesni. Ir obelis netokia pavargusi. Tik pažinau obuoliukų ir paskui nebeišlaiko metą, krenta, nevalgomi. Kartais mes būnam tokie, kai neleidžiam Dievui mūsų apgenėti, pabarti. Nepasiduoda. Bet tai yra svarbu. Taigi, jeigu Jėzus klausė ir mokinių, tai gal ir jūs norit pasitraukti. Bet mokiniai jau žino, kaip. Tie, kurie arti yra. Šitiem pasirodė kieti žodžiai, tai jie buvo kažkur iš tų dirvų, tos nevaisingos dirvos. Nesuprato žodžių ir nematė reikalo gilintis. Net pažino. 67 eilutėje Jėzus paklausė 12, gal ir jūs norite pasitraukti? Simonas Petras atsakė, viešpatie, pas ką mes eisime? Tu turi amžinojo gyvenimo žodžius. Čia svarbus momentas, greičiausiai jie taip pat nesuprato, apie ką Jėzus kalba, kaip čia jį reiks valgyti. Bet vienas dalykas buvo aiškus, kad jau jie pažino, kad tu turi amžino gyvenimo žodžius. Jau jie matė tuos stebuklus, jiems asmeniškai Jėzus parodė kitą stebuklą, ėjimą vandeniu ir daugybę kitų. Ir tada sako, 69 eilutė, mes įtikėjome ir pažinome, kad tu esi Kristus gyvojo Dievo sūnus.
pirmas veiksmas yra įtikėjimas, o tada pažinimas. Bet pirma įtikėjo. Atsimenat, kai Petro paklausė, mokinių visų paklausė, kuo žmonės mane laiko. Ir ten tuo, anuo, trečiu. Ir tada sako, o kuo jūs mane laikote? Jūs. Asmeniškas klausimas. Kuo tu laikais viešpatį Jėzų? Ir tada Petras atsakė, mato 16 skyriui, 16. Nenoriu iškalbyti, perskaitytum taip, kaip yra. Simonas Petras atsakė, tu esi Kristus, gyvojo Dievo sūnus. Ir Jėzus jam atsakė, palaimintas tu Simonai Jono sūnau, nes ne kūnas ir kraujas tau tai apreiškė, bet mano tėvas, kuris yra danguje. Protu tai nesuprantama. Pats pirmas tas atpažinimas, taip kaip ta išmintis šaukia gatvėse. Taip ir kai Jėzus apsireiškia, tėvas, kuris yra danguje, savo šventąją dvasią apreiškia, kas yra Jėzus, kas yra geroji evangelija. Ir tai yra, sako, tėvas patraukia, Dievas tai apreiškia. Jėzus prieš tai dar kalba apie tai, kad niekas negali ateiti pas mane, jei mane siuntęs tėvas jo nepatraukia. Bet kaip patrauks, jeigu ausis ir akis užlipintos ir neatsiveria širdis, nenori klausytis. Šitoj vietoj mes matom dar vieną stebuklingą Dievo prisilietimą prie kiekvieno, kuris supranta ir priima Evangelijos žinią. Nes realiai mes esam visi tam lygmenį, kur ir akis užlipintos ir ausis. Mes visi nusidėję. Mes visi prieš Dievą. Bet, sako, tėvas pašaukia ir pakviečia. Niekas negali ateiti pas mane, jei mane siuntęs tėvas jo nepatraukia. Ir 65 eilutėj taip pat Jėzus kartoja, štai kodėl aš jums sakiau, niekas negali ateiti pas mane, jeigu jam nėra duota mano tėvo. Ir vat po tų žodžių nuo to laiko daug jo mokinių pasitraukė ir daugiau su juo nebevaikščiojo. Taigi tas pirmas pašaukimas, kai skelbiama Evangelijos žinia, vieni pasipiktina, kiti priima išgelbėjimo žinia ir yra išgelbėti. Sako, daug viešpats kviečia visus, dėl visų jisai atėjo. Bet va tas momentas, kuriam bus apreikšta, mums jis nepavaldus. Mes, kai skelbiam Evangeliją, mes nežinom, kuris priims, kuris nepriims. Kas ten paslėpta? Vienas Dievas žino. Kažkaip galbūt tai yra susiję su to, kad Dievas visą gyvenimą šaukia, dirba su žmogum ir jisai sąžinės vedamas atsiliepia. Priima pabarimus, priima pagal sąžinės sprendimus. Ir tada, kai išgirsta Evangeliją, wow, atsiveria jam, viešpats jį patraukia, jis pamato, kad Jėzuje yra jėga ir išgelbėjimas. O tas, kuris nepamato, aš kaip sakau, dar neprisirpo, dar reikia jam pavaikščioti ir pavalgyti to žemiškos taršos. Taigi iš vienos pusės kažkas yra mūsų rankose. Kaip klausyti, kaip atsiliepti, kaip reaguoti. Bet kažkas nėra mūsų rankose. Iš pasaulio Dievas pašaukia, kur mes galvojam, tas tai nusidėjęs niekaip. Todėl mes pašaukti skelbti Evangeliją visiems. Mes nežinom slapčiausių žmogaus sprendimo ir širdies motyvų, kaip Dievas ten suveikia. Bet kai mes išgirstame
Jau tie, kurie pažinę bent vieną kartą, supratę, kad Jėzus yra Kristus, Dievo sūnus, kaip tas Petras, tada mes, kai išgirstam mums sunkią žinią, raginimas yra išlaikyti Petro poziciją. Tu turi amžinojo gyvenimo žodžius, kur mums eiti. Pasitikėti, kaip ta Petro žingsnis į tą vandenį, kai Jėzus kvietė. Ateik, ženk už valties. Kartais tas būna toks, Jėzus sako kažką, žemiškai sunku pasitikėti, bet aš jau patyriau, kad tu turi gyvenimo žodžius. Kartais žengti į tą audringą vandenį, į tą nežinę. Ir kai mes esame tikėję ir pažinome, kad tu esi Kristus, va būtent judėta linkme pažinti. O pažinimas be klausimų neišeina. Taigi, kad mes liktumėm tam ratelyje, kuris ištaria tokius žodžius ir lieka su Kristumi, eina tuo siauru keliu. Mums reikia nebijoti pabarimų, nebijoti nesuprantamų žodžių, bet kelt klausimus jam pačiam. Užmegzti tą ryšį, santykį, Dieve, nesuprantu, baisu. Būti nuoširdžiam, paprastam, bet pasilikti su juo. Nes jeigu tik tais, kaip ta nesuprasta žodis, ta sėkla palei kelią, tai laiko klausimas, kada bus nunešta ir neduosim vaisių. Dar vienas dalykas apie tas dirvas. Mes nesam vientisa dirva. Labai dažnai mes turim tos skyrelius savy. Kažkurioje vietoje mes taip gerai priimam Dievo žodį, mums taip lengva ir mes ten puoselėjam ją, ravim kažkokią savo gyvenimo sritį. Ir mes maitinamės Dievo žodžiu ir ta sritis klesti. Bet žiūrėk, būna kažkokia kita sritis, kaip tavo lieka dirba. Krenta žodis, ne. Tai kažkokios traumos gal mūsų vaikystės, gal dar kažkas, kažkokie gyvenimo patyrimai. Ir todėl mes vienoj pusėje vaisingi, bet kitoj mes tie patys, kuriem reikia to gelbstinčio žodžio ir evangelijos. Taip, visas aš jau esu išgelbėtas per Dievo malonę. Bet kojas ir tam tikras sritis mums vis reikia mazgot, priimti, gilintis, klausti, būti minkštiems ir likti su Jėzumi. O valgyti jį. Tai jo žodis. Jį valgyti. Maitintis juo. Jėzus tai yra žodis. Apreikštas šventavimuose. Skaityti Bibliją. Ir kai atsimušu į kažkokią vietą, klausti. Dar neatsiveria, gerai. Plaukiam toliau, po metų gal atsivers. Bet nepasakyti nesuprastom vietom. Neseniai turėjau pokalbį su savo mamom, mano mama yra Anyta, ir vėl iškilo klausimas, bet tai kodėl tas Senas testamentas toks baisus? Ir kad blogai, taip negali būti. Ir tada sakau, bet paklausykit, jūs sukylate, bet tai Dievo žodis. Ir ką mes dabar matom, tai tiesiog širdies sukilimą. Ko nesuprantu, tą atmetu. Bet jeigu atmetu patį Dievą. Ir tai pavojinga. Bet tai aš nesuprantu. Jis paliko man laiškus, meilės laiškus.
Ne šiaip ką, meilės laišką mums. Baisių dalykų prirašyta. Tai apie mus tie baisūs dalykai, ne apie Dievą. Apie mus. Ne. Aš toks baisus nesu. Dar nežinai. Galvoju, Jėzus čia taip giliai jo klausė ir jis eina į gylį. Galvoju, vaje, kokia ta gelmė ir mumyse, ir to sugėdimo ta gelmė kokia. Bet viskam savas laikas. Svarbu mums šią akimirką atliepti į tai, ką šiandien aš girdžiu, kaip šiandien aš gyvenu, o sako, rytojumi pasirūpins Viešpats. Šiai dienai užtenka šios dienos rūpesčių. Mes viso pasaulio dabar problemų neišspręsime. O taip norėtųsi. Ir rytojų jau žinoti, ir po rytojų. Ir nesako Jėzus. Užtenka šiai dienai. Taigi, ką Viešpats šiandien kalba, sako, kai šventoji dvasia kalbės, neužkietinkite savo širdies, įsiklausykite ir atliepkite. O Jėzus nori išgelbėti. Taip. Ir jisai, įsivaizduokit, nužengęs, duoda save valgyti kaip duoną. Žmogui, nuodėmingam. Ir sako, kai jūs va taip manimi maitinsitės, mano žodžiu, maitinsitės. Tai yra 63 eilutė. Dvasia teikia gyvybę, o kūnas nieko neduoda. Žodžiai, kuriuos jums kalbu, yra dvasia ir gyvenimas. Mes visi norim gyvenimą. Pasimelskime. Viešpatie, tu kalbi gyvenimo žodžius. Ne visada jie mums suprantami. Bet padėk mums palenkti savo širdis, kad mes Viešpatie pasitikėtumėm tuo, ką tu sakai. Ir kai tu kvieti mus į kažką pasikliauti tavim, tai tu esi vertas pasitikėjimo. Tu tą įrodai, atlikdamas darbą iki galo. Todėl Viešpatie, tegul mūsų širdis atsiveria tau, ausys tegul atsiveria tavo žodžiams, kad mes girdėtume ir suprastume. Ir kantrumu neštumėm vaisių, išlauktumėm dalykų, išlauktumėm to supratimo momento. Ir būtumėm tie, kurie sekame tave iki galo, nes tu turi gyvenimo žodžius. Dėkojam tau, kad tu mus išlaikai, dėkojam pirmiausia, kad mus pašaukiai. Mes galėjom atsiliepti į tavo kvietimą ir išlaikyk toliau toj kelionėje. Meldžiu to Jėzaus Kristaus vardu kiekvienam iš mūsų ištikimai sekti tavim. Ačiū tau už tavo pagalbą ir tavo išgelbėjimą. Amen. 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 Taigi mes nesam tie, kurie atsitraukiam, bet tie, tačiau mes nesame tie, kurie atsitraukia savo pražūčiai, bet tie, kurie tiki, kad siela būtų išgelbėta. Amen. Hebrajams 10 skyrius pabaiga. Amen. Amen.